Iš pradžių pradėjau šaudyti su pabūklais tankų. Į kur? Nu į orą. Į orą šaudė, o po to užvažiavo vienas tankas ant smėlio, kuris barsto tokius mašinos ir įsiveržė prie televizijos bokštą ant kalno. Žmonės bandė užstoti, bet jie važiavo tiesiai. Po to pasigirdo, ten matyt automatinikai šaudė. Nu nežinau, ten labai ilgai tos aikštės norėjo išvaryti žmonės, o jie nesidavė, neužleido tų savo pozicijų, jis gynė bokštą, jis su tankais važiavo ant jų. Kiek ten žuvusi, aš nežinau, bet maros yra labai daug. Riksmai girdėjosi? Girdėjosi, riksmai pešė, sužeistus labai daug išvežė, greituosi daug labai važiavo, vieną po kitą pešė iš ten, o paskui apsupo kariuomenę, leido užeiti. Ant galo ir gydytojų neleido, net užėjai. Ant galo ir Gydytojų neleido. Ką pats matei? Nu, viską panašiai, kaip ir jis aiškia. Nu, žiaurus, vaizdas žiaurus. Aš skaitau barbarišką, žvėrišką, nežmogišką elgesį tada. Kiek ten tų tankų buvo? Nu, tankų buvo iš vienos pusės buvo 3, iš kitos 3 ir beterai kokie, gal kokie 3 beterai. Iš vienos pusės ir beterai iš kitos pusės buvo. Nu ir jie ant galo, jau galvojom, kai jau baigė, taip kovėsi jie ten maždaug kokie 3 valandas, nepilnai. Po 2:10 aš užfiksavau, pradėjau, o baigė buvo 4:30 kažkur. Nu, taip, bet jau pilnai davė. Ir ypatingai jaunimas buvo atviras, nu reiškia, jaunimas prieš, ypatingai. Žmonių buvo minia apie 10 metrų storio prie Patričio bokšto, reiškia, kad neprieitų. Privažiavo su stvolais, išmušė langus, iššaudė ir visi per langus šoko tenais su automatais. Nu ir tenais, o paskui kaip ten jau vidų išvalė, visą aikštę valė žmonės. Ir tiesiai ant vaikų. Važiuoja ir varo. Priekį eina su automatais, su durdami taip, o iš paskos tankai. Ir liaudis buvo nemažiau kaip čia, žinokit, dar gal daugiau, bet yra raižyta vietovė ir labai, kaip sako, galim pabėgti nuo tų tankų. 300 pastatų ir viskas. O žuvusius išvežė greitus? Greitus, jo. Sužeistus, žuvusius, ten neįdus. Tai labai daug reikėjo. Visur šaudė. Jo, ir paskiau ant galo atvažiavo jau, matyt, kai norėjo gydytojai užlipti ant tų kalnų, tai jų neprileido, tai greitus ten palikus stovėti. Ne, greitoje užkirtų vienam tankui, jeigu būtų neužkirta, nežinau, kiek ten būtų buvę žmonių. Vamzdžio autobusą Pati palindo, šamonėgai. Jie specialiai užsuko, kad gelbėti žmonės. Užtvėrė kelią. Ne, pat sustojo, reiškia. Nesudrėžė. Raudonasis maras, raudonasis fašizmas naikina žmonės, naikina viską, iš eilės, nežiūri nieko. Sargybą pastatyti. Президент, посмотрите на ваши руки, взгляните в свое сердце. Если вы были беспомощны, зачем вы прикрывали и прикрываете своим именем деяния убийц? Если вы могли остановить их руку, почему вы этого не сделали? Куда идет ваша страна? Она идет к страшной пропасти и может затащить весь мир.
Зачем вам это? Остановите, если можете остановить, убийство. И теперь несколько слов для народов, которые стонут в этом государстве. Оно вновь сползает в бездну красного фашизма. Народы, встаньте все вместе. Охраняйте свои семьи, свое будущее. Охраняйте мир и тот мир, который должен прийти в сердца и в мысли, и тот мир, в котором мы живем или жили. Воспряньте духом, не позвольте. Tautiečiai, štai atėjo ta valanda, kada mes turime pateisinti mūsų tėvynės pasitikėjimą. Aš noriu pasakyti paprastą tiesą. Tėvynė savo žmonių niekada negali išduoti ir neišduoda. Tačiau žmonių tarpe, kaip Burotkevičiai, koreliai visokie kokie prakeikti, išdavytojai Lietuvos, kada jie nusens, galų gale pastiks, tai jų kūnus Lietuvos žemė išspjaus nepriims. To aš giliai tikiu. Bet mes tėvynės, kurie šičia esame viduje, tikrai neišduosime. Galite būti šičia, žinau, kad jūs atvirais veidais ir nuogomis rankomis prieš tankus stovite. Tai būkit drąsūs ir žinokit, kad mes šičia tikrai savo tėvynės jokiais parašais, jokiamis prievartomis neišduosim. Mes ginam Lietuvos valstybę, Lietuvos valstybės nepriklausomybę.
Ну, катить, я уехал. Может, еще есть. Ačiū, aš tik iš ten. Tikrai. Пожалуйста, не стесняйтесь. Дайте чайку. Возьмите. Я вижу, что, наверное, стрелять. Откуда? Но это большая радость, Правда? что вы дарите. Это большая радость. Ничего. Спасибо. Будет свобода, будет все. Keli tūkstančiai buvo žmonių prie bokšto, Jėzau, visi pirmą kartą pamačiau minią, kurio gera. Įsivaizduojat, nu kaip. Taip jau, Landsbergis dabar toks labai silpnas, labai blogai jaučiasi, labai sunkiai jaučiasi, labai pavargęs, reiškia, tokia varo propaganda, suprantate. Vyrai, jūs paimkit popieriaus, čia parašykit ir duokit parlamentui. Tuoj pat ateikit tenai, teikti Landsbergiui ir pasakyti, pasirašyti jų, kad jinai tą kalbėjo. Parlamentui. Jūs privalot apginti Landsbergį. Ir žmogus šiandien nepakeičiamas, labai daug dirba, tai yra patriotas, reikia palaikyti. O jie stengiasi jo autoritetą griauti. O nusikaltėliai yra, jūs Aidą skaitėt penktadienio, nusikaltėliai Prunskienė, Brazauskas. Vagys yra. Politiniai ir kriminaliai nusikaltėliai. Jie nusikaltėliai. Vyrai, rašykit čia peticijas, va čia sėdėdami, kad palaikom. Ir kad jie paskaitytų tenai. Иди. Kai reikia saugoti vertybės, yra pastatoma sargyba. Sargybiniams įteikiami ginklai ir įsakoma nesitraukti iš savo posto, kol neateis pamaina. Taip ir Lietuva stojo
į savo didžiausių vertybių sargybą, į laisvės ir nepriklausomybės sargybą. Stojo beginklė, susikibusi rankomis ir stipri savo dvasia. Tačiau, kai sargyboje stovi visa tauta, jinai neturi iš kur laukti pamainos, teks ištverti ir stovėti iki galo. Šiomis dienomis mūsų tapo mažiau, bet mes tapome stipresni. Mes turime susiglausti ir eiti pirmin. Čia laidojami ne tik tų aukų, ne tik artimieji tų šeimų, kurios prarado dukrą, sūnų, vyrą ar brolį. Čia laidojami visų mūsų artimieji. Mes kiekvienas laidojame savo širdies dalį. Mes mylime tuos žmonės, mes mylėsime juos amžinai ir ši vieta nuo šiol bus švenčiausia atgimstančios Lietuvos vieta.